Ar tau trūksta pasitikėjimo savimi ir jauti, kad tu kenti nuo žemos savivertės? Labas, mano vardas Gediminas Grinevičius, aš esu psichologas, verslo treneris ir knygos Tinklinės rinkodaros vadovas autorius. Ir noriu tave pakviesti į kursą Nesustabdomas pasitikėjimas savimi ir aukšta savivertė. Žinai, per 14 metų saviugdos ir asmeninio tobulėjimo keliu pastebėjau, kad vienas svarbiausių dalykų yra drąsa, pasitikėjimas savimi ir aukšta savivertė. Norint pasiekti daugiau karjeroje, norint pasiekti daugiau versle, norint gauti geresnius rezultatus skirtingose gyvenimo sferose. Ir aš, keliaudamas būtent šiuo keliu per paskutinius 14 metų, pastebėjau, kad jeigu mes pasitikime savimi labiau, jeigu mes pradedam save vertinti labiau, mes galime kalnus nuversti, mes galime realizuoti savo potencialą, mes galime išpildyti savo pašaukimą ir pasiekti savo didžiausius tikslus ir pačias didžiausias svajones. Bet daugelis to niekada nepadarys. Kodėl? Dėl to, kad būtent jie jaučiasi užspausti. Galbūt juos kažkas sukritikavo, galbūt kažką pasakė mokytojai, galbūt tėvai, galbūt jų antra pusė, galbūt jie turėjo kažkokias tai patirtis ar traumos, kurios paveikė jų savivertės lygį ir jų pasitikėjimo savimi lygį. Ir daugelis neatsigauna nuo to visą likusį gyvenimą. Dėl to aš noriu su tavimi pasidalinti metodais, praktikomis ir idėjomis, kurios padės tau pakelti savo savivertės lygį ir padidinti savo pasitikėjimą savimi, kad ir tu galėtum laisvai, nevaržomai siekti savo svajonių ir tikslų. Ar tai būtų versle, ar karjeroje, ar asmeniniuose santykiuose, ar bet kokioje kitoje gyvenimo sferoje. Tai yra 4 pamokų kursas. Pirmoji pamoka, tu sužinosi viską, ką tau reikia sužinoti apie pasitikėjimą savimi ir savivertę. Antroji pamoka, viskas apie ribojančius įsitikinimus. Kaip dažnai ribojantis įsitikinimai mus stabdo. Galbūt mes patys juos susikūrėme, galbūt kažkas padėjo juos susikurti ir jie užkerta mums kelią siekiant savo tikslų. Trečioji pamoka, tai viskas apie žmonių ratą, žmonės, kuriais mes save supame ir kaip mes galime būtent pakelti savo savivertę ir asmeninį būtent pasitikėjimą savimi per teisingų žmonių kontaktavimą, per apsupimą savęs teisingai žmonėmis. Na ir 4 pamoka, tai viskas apie veiksmą. Taip, kaip imtis daugiau veiksmų, kaip padaryti daugiau dalykų, kurie padės tau pasiekti savo tikslus ir žinoma padidinti savo pasitikėjimą savimi ir turėti labai aukštą savivertę. Jeigu tu jauti, kad tave tai stabdo, jeigu tu jau jauti, kad tau ir taip labai daug kainavo tavo gyvenimą žema savivertė ir žemas pasitikėjimas savimi, tad pagalvok, kiek tu galėtum padaryti, kiek tu galėtum pasiekti, jeigu tu jaustumei savimi pasitikinti ir turėtum aukštą savivertę, pamiltum save, gerbtum save. Tai gali būti tas raktas, kuris atrakins labai daug durų tavo gyvenime. Tad jeigu nori sužinoti daugiau, spausk nuorodą šio video aprašyme ir junkis prie šio kurso, tu gausi 4 pamokas iš karto ir taip pat priedo prie pamokų gausi darbo knygas. Su kiekviena pamoka gausi pratimus, gausi būtent pratybas, darbo knygą, kurioje gausi aiškius pratimus, kuriuos galėsi atlikti, kad padidintum savo pasitikėjimą savimi ir padidintum savo savivertę. Šis kursas jau laukia tavęs, tau lieka įrašai visam gyvenimui, dėl to galėsi vėl ir vėl peržiūrėti, vėl ir vėl tai pritaikyti savo versle ir savo gyvenime ir atrakinti tos stabdžius, pertraukti tas grandines taip, kad pasiektum viską, ko tu nori savo gyvenime. Pasimatysime kurso viduje. Iki.